Kažkur Loudoun apygardoje, Virdžinijoje, ūžesys niekada nenutyla. Dieną ir naktį. 365 dienas per metus. Dauguma amerikiečių nė nenutuokia, kad tas ūžesys palaiko viso interneto veikimą. Internetas buvo sukurtas taip, kad išgyventų branduolinį karą. Jis gyvuoja jau dešimtmečius. Dabar gali būti, kad pirmiausia sprogs ne dirbtinio intelekto burbulas, o jį palaikanti infrastruktūra. Šiaurės Virdžinija yra interneto namai. Vien Loudoun apygarda apdoroja 70% pasaulinio interneto srauto. Dauguma amerikiečių negalėtų rasti šios vietos žemėlapyje, bet jie turėtų. Važiuokite į vakarus nuo Vašingtono, Dallas mokamų keliu ir suprasite kodėl. Prekybos centrų mažėja, aklygatviai tampa prabangesni. Ir tada žemė tampa pakankamai pigi, kad kažkas nusprendė čia statyti pastatus dydžiu prilygstančius lėktuvnešiams. Be langų, be ženklų, tik tinklinės tvoros, kameros ir žemas pramoninis dūzgimas, kuris niekada nenutyla. Pirmiausia, čia įsikūrė Amazon, paskui Microsoft, tada Google, tiesiog todėl, kad čia buvo pakankamai pigu, pakankamai arti ir niekas nesuspėjo greitai pasakyti ne. Vienas nuolatinis gedimas Šiaurės Virdžinijoje nesulėtina interneto. Jis visiškai išjungia didelę jo dalį. Dominion Energy turi metus trunkantį laukiančiųjų sąrašą naujiems prisijungimams prie tinklo. Projektai yra tvirtinami greičiau, nei perdavimo infrastruktūra gali juos palaikyti. Tinklas, kuris buvo sukurtas priemiesčiams, dabar turi aprūpinti energiją mažus miestus, sukrautus vieną ant kito ir veikiančius 24 valandas per parą. Kiekvienas iš šių pastatų turi atsarginius generatorius, kuro bakus, atsargines sistemas. Teoriškai, jie gali išgyventi tinklo sutrikimą. Praktiškai, jie turi maždaug 72 valandas. Po to, jie priklauso nuo to paties tinklo, kaip ir visi kiti. Čia yra Ashburnas, duomenų centrų alėja. Loudoun apygardoje dabar yra daugiau nei 53 milijonai kvadratinių pėdų veikiančių arba statomų duomenų centrų. Tai daugiau nei 900 futbolo aikščių skirtų dirbtiniam intelektui. Prieš 30 metų tai buvo pigi vieta serveriams šalia Vašingtono. Dabar tai tankiausia interneto infrastruktūros koncentracija Žemėje. 2023 metais duomenų centrai jau sudarė beveik ketvirtadalį visos Dominion parduotos elektros energijos Virdžinijoje. Prognozuojama, kad iki 2038 metų paklausa bus 5 kartus didesnė. Tai nėra tik teorija, tai yra jau pasirašytos sutartys. Ir čia viskas tampa šiek tiek baugu. 2024 metų pabaigoje Dominion jau tvarkė apie 40 000 megavatų duomenų centrų prašymų dėl elektros galios. Kad būtų aiškiau, tai prilygsta visų Niujorko ir Čikagos namų ūkių elektros poreikiui, kuris staiga tenka vienai apygardai Šiaurės Virdžinijoje. Iki 2026 metų pradžios šis skaičius beveik padvigubėjo, nes laukiančių įjungimo pastatų eilė vis augo, o elektros perdavimo linijos jiems maitinti dar nebuvo pastatytos. Vienoje valstijos zonoje iki 2030 pradžios vienas hipermastelio duomenų centras sunaudoja tiek elektros, kiek maždaug 80 000 namų ūkių. Loudoun apskrityje jau veikia 10 tokių centrų. Dar 10 statomi ir čia dar nėra pasiekta riba. Priešingai, ši riba yra peržengiama ir tai kelia paniką valdybų posėdžiuose. Jau 3 metus Dominion bando išsiaiškinti, iš kur turėtų atsirasti visa ta reikalinga energija. Kol kas atsakymo nėra. 2024 metais sistema beveik parodė, kaip atrodo nesėkmė. Liepos 10 vakarą per Fairfaxo apygardą Virdžinijoje praūžė audra. Žaibas trenkė į aukštos įtampos perdavimo liniją. Vienas mažas įrenginys, žaibo iškroviklis, sugedo. Po to sekė 6 nedideli įtampos kritimai, vienas po kito. Tai truko milisekundės. Bet kokiame kitame kontekste tai nebūtų joks įvykis. Įtampos svyravimai tinkluose vyksta nuolat. Šaldytuvai to beveik nepastebi. Lempos jūsų namuose net nemirkteli. Tačiau ne čia. Čia 60 duomenų centrų visi yra prijungti prie tos pačios perdavimo linijos. Daugelis jų turi milijonus dolerių kainuojančias GPU, kurios vykdo modelius OpenAI, Microsoft, Anthropic ir federalinėms agentūroms. Kiekvienas iš jų yra užprogramuotas bet kokį sutrikimą interpretuoti kaip egzistencinę grėsmę. Per kelias milisekundės po to elektros įtampos kritimo kiekvienas iš jų atsijungia nuo tinklo ir persijungia į vidinį maitinimą. Pakankamai energijos, kad būtų galima apšviesti 100 000 namų, buvo išmesta maždaug per tiek laiko, kiek užtrunka sumirksėti. Iš tinklo perspektyvos tai yra taip pat pavojinga, kaip ir prarasti tiekimą.
Dažna šuoliai, turbinos sukasi per greitai, įranga išsijungia. PJM Interconnection, regioninis operatorius, ir Dominion turėjo reaguoti realiu laiku. Jie turėjo sumažinti elektrinių galią ir riboti gamybą. Jie išlaikė sistemą ir vos išvengė elektros tiekimo nutrūkimo. Ši istorija vos pateko į naujienas. Praėjus 7 mėnesiams, 2025 m. vasarį tai vėl pasikartojo, tik šį kartą kitoje perdavimo linijoje. Šį kartą apie 40 duomenų centrų atsijungė. PJM vėl sugebėjo tai suvaldyti, bet tik per plauką. Vienas iš PJM vadovų vėliau pripažino, kad nors šie įvykiai techniškai nesukėlė ekstremalių situacijų, jie sukėlė rimtą susirūpinimą. Duomenų centrai, kurie 2024 metais vos nesugriovė tinklo, jau veikia. Didžioji dalis eilėje laukiančių pajėgumų dar net nėra pastatyta. Perdavimo linijos, reikalingos maitinti tuos naujus pastatus, dar nebuvo patvirtintos. Pastočių statybos dar net nebuvo pradėtos. Dominion kiekvieną mėnesį gaudavo naujų prašymų dėl papildomų pajėgumų. Ir tai dar neskaitant leidimų, kurie jau buvo derinami sistemoje. Jei vienalaikis 1500 MW kritimas vos nesukėlė avarijos, kas nutiks, kai apkrova bus 5 kartus didesnė? Tai klausimas, į kurį nėra atsakymo. Taigi, kai Šiaurės Virdžinija pasiekė ribas, hipermastelio įmonės priėmė logišką sprendimą. Jie ieškojo kitur. Ir tai turėjo būti įspėjimas visiems, kurie stebėjo situaciją. Jie pasirinko dykumą. Naujoji Amerikos dirbtinio intelekto infrastruktūros plėtros kryptis nėra Sietlas, Bostonas ar kokia nors klimatui palanki vidurio vakarų atkūrimo vieta. Tai Phoenixas, kur vidutinė vasaros temperatūra siekia 107 laipsnius pagal Fahrenheitą. Priežastis taip pat akivaizdžios. Phoenixas turi pigią elektrą, pigią žemę ir silpnus leidimų išdavimo įstatymus. Ir svarbiausia, čia nėra daugiamečių elektros tinklo laukiančiųjų sąrašų, kurie smaugia Virdžiniją. Arizona pasakys taip, kai Virdžinija sako, o lauk. 2024 metais vystytojas vardu Tract nupirko sustabdytą gyvenamųjų namų kvartalą į vakarus nuo Phoenixo ir planuoja jį paversti $20 milijardų vertės duomenų centrų miesteliu. Tačiau čia vis dar išlieka viena svarbi problema – vanduo. Tai dykuma, kuri jau dabar sunkiai išlaiko savo gyventojų skaičių. Kolorado upė ilgalaikėje perspektyvoje senka. Po žemės ūkio paskirties žeme esantys požeminio vandens telkiniai kasmet akivaizdžiai traukiasi. Arizona jau buvo priversta kai kuriuose apskrityse uždrausti naujus gyvenamųjų namų kvartalus. Paprasčiausiai nėra pakankamai vandens, kad būtų galima juos leisti statyti. Ir į šią sistemą hipermastelio įmonės prideda objektus, kurie per dieną sunaudoja milijonus galonų vandens. Vienas meras, atsidūręs viename didžiausių vandens nusikaltimų šiuolaikinėje JAV istorijoje, rimtu veidu gynė šį projektą. Pasak jo, problema nėra vanduo, problema yra elektra. Daugiamilijardinis objektas kyla virš išsekusio požeminio vandens sluoksnio, o ribojantis veiksnys nėra išlikimas. Tai elektra. Virdžinijos elektros krizė persikelia į vakarus. Tai, ko Virdžinija negalėjo išspręsti elektra, dabar Arizonai prašoma išspręsti dar retesnių dalykų. Vienas didelis duomenų centras gali išgarinti milžiniškus kiekius vandens vien tam, kad atvėsintų serverius. Tyrimai rodo, kad jei planuojami objektai pradės veikti, su duomenų centrų energija susijęs vandens poreikis regione gali smarkiai išaugti. Mesa, Avondale ir Phoenixas visi priėmė nutarimus ribojančius pramoninį vandens naudojimą. Ūkininkai apleidžia laukus. Kaimo vietovėse šuliniai išsenka. Kolorado upės sutartis, kuri nustato, kaip 7 valstijos dalijasi upės vandenis, buvo paremta prielaidomis, kurios jau nebegalioja. Dabar, kai sausra progresuoja greičiau nei gali atlaikyti pati sutartis, ji pradeda byrėti realiu laiku. Federaliniai modeliai rodo, kas nutiks toliau. Centrinė Arizona gali netekti maždaug 1/4 savo vandens tiekimo, o dirbtinio intelekto industrija įsikuria pačiame šio proceso centre. Kol Virdžinija susiduria su elektros tiekimo riba, Arizona susiduria su vandens riba. O tada ateina Teksasas. Kitas didysis sprendimas. ERCOT, Teksaso tinklo operatorius, prognozuoja milžinišką naujų duomenų centrų paklausą. Tačiau elektros gamybos ir perdavimo plėtra nespėja žengti koja kojom. Teksasas neturi aiškaus būdo, kaip patenkinti tą apkrovą. Teksasas jau parodė, kas nutinka, kai jo tinklas patiria įtampą. Jis sugriuvo 2021 metų žiemą karščio bangos, 2023 ir 2024 metais privertė jį svyruoti. O dabar jie prie viso to dar prideda didelio masto dirbtinio intelekto infrastruktūrą.
Tas pats modelis kartojasi visoje šalyje. Didieji debesų paslaugų teikėjai bėga iš Virdžinijos dėl pigios elektros ir pasiekia Phoenixo požeminį vandens sluoksnį. Jie pabėga iš Phoenixo į Teksasą ir randa jau įtemptą tinklą. Kiekvienas naujas klasteris, kurį pasirenka pramonė, galiausiai eksportuoja vieną problemą, kad išspręstų kitą. Per kelis mėnesius pasirinktas pabėgimo kelias tampa nauju kliuviniu. Microsoft, Google ir Amazon visi vykdo vidinius modeliavimus, kurie įspėja apie šią trajektoriją. Jie turi vandens stebėjimo skydelius. Jie turi elektros tinklo stebėjimo skydelius. Jie turi šilumos žemėlapius, kurie tiksliai parodo, kuriuose apskrityse ir kokiais metais pritrūks kokių išteklių. Jų pačių tvarumo ataskaitose ši ateitis aprašoma paprasta kalba. Vis tiek, jie ir toliau leidžia pinigus. Jiems iš tikrųjų nėra galimybės spausti stabdžių. Jei dabar pasitrauktų, jų akcijų kainos smuktų. Kiekvienas doleris, kurį išleidžia konkurentas, o tu ne, yra rinkos dalis, kurios galbūt niekada nebeatgausi. Didžiosios technologijų įmonės atsidūrė spąstuose. Jei visi sulėtintų tempą, visi laimėtų, bet niekas negali sau leisti pirmas sumirksėti. Todėl jie to ir nedaro. Visi jie toliau stato greičiau, didesnius ir giliau į dykumas, kurios to negali išlaikyti. Tai tikros dirbtinio intelekto ginklavimosi varžybos, kuriuose sistema nustoja būti vien infrastruktūros klausimu ir tampa finansiniu klausimu. Štai kaip atrodo ginklavimosi varžybos, kai ginklais tampa duomenų centrai. Ne vienas hiperskalės tiekėjas negali sulėtinti tempo, nes vos tik tai padaro, konkurentas užpildo spragą. Todėl jie ir toliau tęsia. 2026 metais šios logikos rezultatas yra skaičius, kuris neturėtų būti įmanomas. 5 didžiausi JAV hiperskalės tiekėjai per 1 metus planuoja išleisti nuo 650 iki 720 milijardų dolerių kapitalo išlaidoms. 1 metus. Tai beveik prilygsta JAV kariniam biudžetui. Daugiau nei Belgijos visa ekonomika pagamina per metus. Maždaug 2/3 šių pinigų tiesiogiai skiriami pastatams, serveriams ir aušinimo sistemoms, kuriams reikia elektros ir vandens, kurių dar nėra. Tai yra kolektyvinis nesugebėjimas sustoti. Vien Amazon 2026 metais kapitalo išlaidoms skiria apie 200 milijardų dolerių. Tai beveik 50% daugiau nei ankstesnis jos rekordas. Ir tai kelia klausimą, kas moka šioms įmonėms tiek daug pinigų, kad būtų pateisinamos 750 milijardų dolerių išlaidos per 1 metus. Šiuo metu ir vis labiau niekas. Debesijos verslai auga, bet išlaidos nėra susietos su dabartinėmis pajamomis. Jos susietos su tikimomis būsimomis pajamomis. Ir ta ateitis egzistuoja tik tuo atveju, jei infrastruktūra išlieka pakankamai ilgai, kad ją palaikytų. Čekijai pradeda lenkti pinigines. Analitikai prognozuoja, kad Amazon 2026 metais gali patirti neigiamą laisvą pinigų srautą nuo 17 iki 28 milijardų dolerių, priklausomai nuo to, ko paklausi. Kiti modeliai rodo, kad Meta laisvas pinigų srautas gali sumažėti 90%. Amazon jau užsiminė, kad gali tekti pritraukti skolų arba išleisti akcijų, kad išlaikytų tokį tempą. Tai yra įspėjamasis signalas. Ir ji skolinasi pagal nusidėvėjimo grafiką, apie kurį niekas nenori atvirai kalbėti. Tai 5 hiperskaleriai iki 2030 metų planuoja pridėti maždaug 2 trilijonus dolerių su dirbtiniu intelektu susijusių aktyvų į savo balansus. DI aparatinė įranga greitai nusidėvi, maždaug 20% per metus. Iki dešimtmečio pabaigos šios įmonės gali susidurti su 400 milijardų dolerių metinėmis nusidėvėjimo išlaidomis. Vien tik nusidėvėjimas pradeda prilygti visam dabartiniam šios pramonės pelnui kiekvienais metais. Kad tokia matematika veiktų, dirbtinio intelekto pajamos turi ne tik augti, jos turi pranokti bendrą didžiausių pasaulio technologijų įmonių uždarbio galią. Ir už to nusidėvėjimo kreivės slypi fizinė priežastis. Tai neturi nieko bendro su apskaitos gudrybėmis. Standartinė serverių spinta gali sunaudoti 10 kW. Dirbtinio intelekto klasteris gali sunaudoti daugiau nei 100. Tai sukelia didžiulį karštį. Tuose pastatuose be langų Laudane lustai per kelias milisekundės pereina iš neveikimo į pilną galią. Tai sukelia mechaninę įtampą siliciui, litavimo jungtims ir viskam, kas laiko tą sistemą kartu. Tradicinė aparatinė įranga suprojektuota tarnauti 5-7 metus. Dirbtinio intelekto aparatinė įranga yra stumiama link gedimo daug greičiau. Skysčio aušinimas dabar yra privalomas kiekvienai stelažui.
Sudėtingos sistemos pumpuoja atvėsintą skystį tiesiai per procesorius. Šios vamzdynų sistemos sukelia ir savų rizikų. Vienas tarpiklio gedimas arba slėgio sumažėjimas siurblyje gali sunaikinti $1 000 000 vertės stelažą dar prieš įvykstant išjungimui. Amerika kuria pasaulinę ekonomiką, kuri veikia su įranga nuolatinėme apkrovos lygyje. Ir tai nėra stabilu. Pats statymas yra gana paprastas. Per 4 metus dirbtinio intelekto produktai sugeneruos pakankamai pajamų, kad visą tai pateisintų. Pakankamai, kad šie pastatai atrodytų pigus. Hipermažmenininkai gali išlaukti. Jie turi balansus. Jie gali pritraukti kapitalą. Jie gali atlaikyti sviravimus. Nuo jų priklausomos įmonės negali. Startuoliai, kurie mokosi naudodamiesi Microsoft Azure, Amazon Web Services ir Google Cloud Platform, nedegina didžiųjų technologijų balansų. Jie degina rizikos kapitalą, o tai reiškia, kad laikas tiksi. Kai energija pradedama normuoti, vanduo paskirstomas arba eilė nusikelia dar metams į priekį. Ne Amazon praleidžia atlyginimų mokėjimą. Tai startuolis, kuris iš anksto sumokėjo už skaičiavimus, kurie taip ir neatkeliauja. Mokymo procesas vėluoja, produkto pristatymas nusikelia. Kitas finansavimo etapas išsenka. Ta įmonė nesulėtina tempo. Ji miršta ten, kur stovi. Ir tai liečia ne tik startuolius. Microsoft paskelbė, kad komercinių debesijos paslaugų neįvykdytų užsakymų suma viršija $80 milijardų. Tai jau parduota. Jau sutartimis įtvirtinta paklausa, kurios negalima įvykdyti. Kodėl? Nes nėra prieinamos elektros energijos. Vandens taip pat negalima paskirstyti. Infrastruktūra nėra paruošta. Fizinė sistema negali užtikrinti tiekimo. Problema nėra programinė įranga, tai laidai ir vamzdžiai. Ir ta spraga sistemoje pasireiškia ten, kur nesitikėtumėte. Virdžinijoje jie atsispindi vietinėse sąskaitose. Didžiąją praėjusio dešimtmečio dalį Virdžinijos gyventojai net nenutuokia, kad visa tai yra jų problema. Duomenų centrai egzistavo aptvertose pramoninėse zonose. Jie mokėjo mokesčius, beveik nieko nesamdė ir liko nepastebėti. Tada pradėjo ateiti sąskaitos. Negalite nemokamai pastatyti tiek naujų miestų, kiek reikia elektros energijos. Kažkas turi už tai sumokėti. Tai reiškia naujas elektros perdavimo linijas, naujas pastatas, naujus aukštos įtampos koridorius kertamus per esamus rajonus. Visa tai kainavo milijardus. Pagal senasias tarifų struktūras, šios išlaidos buvo paskirstytos visiems sistemos vartotojams. Namai, mokyklos, ligoninės, smulkios įmonės ir hipermastelio duomenų centrai. Visi mokėjo proporcingai savo naudojimui. Tai skamba teisingai, kol nesupranti, kad hipermastelio duomenų centrai sukėlė didžiąją dalį paklausos, o jie sumokėjo tik dalį tikrųjų išlaidų. Virdžinijos valstijos korporacijų komisija atliko skaičiavimus 2024 ir 2025 metais. Prognozės buvo gana liūdnos. Be įsikišimo, gyvenamųjų namų elektros sąskaitos Virdžinijoje būtų padidėjusios $10 per mėnesį. Tie pinigai neturėjo nieko bendro su namų ūkių poreikiais. Visa tai buvo susiję su duomenų centrų subsidijavimu $1 trilijono vertės korporacijoms. Po to vyko vieši klausimų posėdžiai. Gyventojai pasipriešino. Didžiosios technologijų bendrovės gynė savo poziciją, siųsdamos lobistus, teisininkus ir viešųjų ryšių komandas. Jų argumentas buvo tas, kad jų ekonominis indėlis į Virdžiniją daugiau nei pateisina esamą tarifų struktūrą. Vietos pareigūnai tvirtino priešingai. 2025 m. lapkritį, po kelių mėnesių klausimų, Dominion gavo leidimą padaryti tai, ko dar niekada nebuvo dariusi. Valstybiniai reguliuotojai patvirtino visiškai naują tarifų klasę, oficialiai vadinamą GS5. Ji buvo sukurta specialiai tam, kad hipermastelio duomenų centrų klientai tiesiogiai finansuotų jų projektams reikalingą infrastruktūrą. Buvo ilgalaikiai įsipareigojimai, milijardai dolerių pradinių išlaidų. Pirmą kartą JAV taikoma apsaugos priemonė. Tai turėjo būti pergalė gyventojams. Gilesnė tiesa yra ta, kad GS5 kova įvyko tik todėl, kad pagrindiniai skaičiai tapo neįmanomi. Duomenų centrai dabar sunaudoja tiek daug Dominion tinklo energijos, kad jie turėjo pasirinkimą. Jie turėjo pertvarkyti kaštų naštą arba stebėti, kaip gyventojai sukyla. Maždaug tuo pačiu metu 8 skirtingi duomenų centrų projektai Virdžinijoje buvo atšaukti arba žymiai sumažinti. Jie buvo sustabdyti dėl teritorijų planavimo kovų, ieškinių, ginčų dėl elektros perdavimo ir triukšmo skundų. Tačiau pati aršiausia kova kilo dėl dyzelinių generatorių.
Visoje Virdžinijoje dabar yra maždaug 9,000 leidimų turinčių dyzelinių atsarginių generatorių prijungtų prie duomenų centrų. Daugiau nei pusė jų yra sutelkta vien tik Loudoun apskrityje. Didžioji dauguma jų yra tai, ką reguliuotojai klasifikuoja kaip antrojo lygio. Pigūs generatoriai, išmetantis suodžių debesis. Jie turėtų veikti tik tikrų ekstremalių situacijų metu, kad apsaugotų duomenų centrus elektros tiekimo nutrūkimo atveju, o tada išsijungti. Tačiau tai yra dirbtinio intelekto ekonomika, kurioje pastatai negali sau leisti neveikti net kelias minutes. Todėl generatoriai veikia daug dažniau nei buvo numatyta pagal projektą. Per vieną pastotės gaisrą netoli Ešberno gyventojai turėjo klausytis duomenų centrų atsarginių generatorių ūžesio daugiau nei 24 valandas iš eilės. Gretimuose prekybos centruose apsiperkantys žmonės pranešė apie automobilių stovėjimo aikštelėmis sklindančius išmetamųjų dujų debesis. 2025 m. gruodį Virdžinijos reguliuotojai tyliai išplėtė tai, kas laikoma ekstremalia situacija. Ne todėl, kad nelaimės tapo didesnės, o todėl, kad elektros tinklas pablogėjo. Duomenų centrai dabar gali laisviau naudoti dyzelinius generatorius ne kaip paskutinę išeitį, o kaip spragą užpildančią priemonę, kai pažadėta elektra nepasirodo. Valstybinėje ataskaitoje buvo išdėstytos pasekmės. Šiaurės Virdžinijos atsarginiai generatoriai galėtų išmesti beveik 10 000 tonų toksiškų dūmų per metus. Tai sudaro maždaug pusę visų kitų šaltinių regione kartu sudėjus. Namuose, pastatytose 2000-ųjų pradžioje, dabar gyvena žmonės vos už kelių šimtų jardų pavėjui nuo to, kas anksčiau buvo ramus biurų parkas. Šiandien tai yra duomenų centrų kompleksas, kuriame dešimtys dyzelinių generatorių gali įsijungti vienu metu ir veikti valandų valandas. Loudoun apygardoje nekilnojamojo turto skelbimuose jau pradėta nurodyti artumą prie šių objektų. Kai kurie nekilnojamojo turto agentai to viešai nesako, bet tam tikrose gatvėse kainos sustojo. Jos nekrenta, bet tiesiog užstrigo. Tuo tarpu likusi Šiaurės Virdžinijos būsto rinka toliau brangsta. Mokyklos užfiksavo skundų dėl išmetamųjų dujų miglos per ekskursijų dienas. Dabar kova vyksta dėl teisinių teisių. Kas turi teisę nuspręsti, kiek dar sandėlių be langų, pilnų serverių galima pastatyti apskrities ribose, kol pasikeis pats oras. Loudoun apskrityje rūpestis nėra dėl būsimos rizikos. Problema ta, kad priemiesčiai gali turėti blogesnį orą nei miestas, kurį jie supa. Taigi, kas tiksliai moka už dirbtinio intelekto ekonomiką? Didžiųjų debesijos paslaugų teikėjų akcininkai moka mažėjančių pinigų srautu. Ant jų pagrindo sukurtos startuoliai moka vėlavimais, kurių jie neišgyvens. Phoenixo, miesto namų savininkas, moka vandens normavimo, o Loudoun apygardos gyventojas užterštų orų. Jie niekam iš to nepritarė. Jie beveik nieko iš to negauna. Iki 2025 metų pabaigos politinė padėtis Virdžinijoje buvo negrįžtamai pasikeitusi. Hipermastelijai nustojo būti laikomi tyliais pramoniniais kaimynais. Jie pradėti vertinti kaip kažkas artimo okupaciniai jėgai. Jų derybinė galia nyko taip pat greitai, kaip ir vietos gyventojų palankumas. Šiaurės Virdžinijos gyventojai dabar ateina į apygardos tarybos posėdžius su Dominion pateiktų dokumentų kopijomis, siūlomų perdavimo koridorių žemėlapiais, su nuotraukomis, kuriuose matomas rūkas. Mandagių teritorijų planavimo klausimų era čia baigėsi. Įsivaizduokite, jei visa tai vyktų su tvirta, perteklinė, paskirstyta sistema. Tokia, kokia iš tikrųjų kūrė šaltojo karo laikų interneto inžinieriai. Visa tai nebūtų taip svarbu. Viena nesėkmė čia, vėlavimas ten, kartais koks nors ieškinys, likusi tinklo dalis tiesiog apeitų šias kliūtis. Tačiau tai nėra sistema, ant kurios buvo sukurta Amerikos dirbtinio intelekto ekonomika. Ji buvo sukurta vienoje geografinėje vietoje. Kiekvienas duomenų centras Šiaurės Virdžinijoje turi atsarginį maitinimą. Generatoriai, kuro bakai, atsarginės sistemos. Jie turi vietoje dirbančius inžinierius, apmokytus valdyti perėjimą nuo elektros tinklo prie atsarginio maitinimo ir atgal. Jie gali veikti savarankiškai apie 48–72 valandas. Po to kiekvienas serveris, kiekvienas modelis, kiekviena talpykla, kiekviena naudotojo paskyra yra tame pačiame tinkle, kaip ir visi kiti. Tas pats tinklas, kuris jau buvo išgelbėtas 2 kartus per 12 mėnesių. Pažangiausias kada nors sukurtas dirbtinis intelektas turi 3 dienų atsarginį planą. 2025 m. spalį viename agente kilo programinės įrangos problema. AWS regionas sukėlė plačius sutrikimus. Paslaugos visame pasaulyje tapo neprieinamos. Ring durų skambučiai nustojo įrašinėti. Fortnite išmetė milijonus žaidėjų viduryje rungtynių. Britanijos mokesčių svetainė užlūžo.
Net pačios Amazon Alexa nutilo ir nustojo atsakinėti į klausimus. Maždaug 15 valandų kritinė programinės įrangos klaida Šiaurės Virdžinijoje sukėlė trikdžius visame pasaulinėme internete. Tai buvo problema, kurią AWS galėjo išspręsti nuo klaviatūros. Dyzeliniai generatoriai nebuvo įjungti. Atsarginės sistemos net nepradėjo veikti. Nepriklausomi draudimo analitikai vis tiek apskaičiavo, kad tiesioginiai nuostoliai pasaulio ekonomikai siekia $100 milijonų. Buvo ir antrinių padarinių prekybai, produktyvumui bei prarastiems sandoriams, kurių nuostoliai buvo dar didesni. O dabar įsivaizduokite, kad nebūtų galimybės tai sutvarkyti nuotoliniu būdu. Įsivaizduokite transformatoriaus gaisrą svarbioje pastatėje. Tokį, kuriam pakeisti, prireikė savaičių, kol surandama nauja dalis. Aukštos įtampos transformatoriai nėra laikomi Home Depot sandėliuose. Jie gaminami pagal užsakymą, dažnai užsienyje, ir gabenami specialiais sunkvežimiais su policijos palyda. Įsivaizduokite ilgalaikę karščio bangą virš Virdžinijos Liepos pabaigoje. Lygiai tokiamis sąlygomis 2021 metais žlugo Teksaso elektros tinklas. Gyventojų oro kondicionierių poreikis ir duomenų centrų poreikis pasiekė piką tuo pačiu metu. Naujų elektros perdavimo linijų eilė bus baigta tik po 7 metų. Trečiąją dieną įstaigos užsidaro. Sunkvežimiai negali pravažiuoti, nes degalinės neteko elektros. Tas pats karščio kupolas, kuris sugadino vieną perdavimo liniją, dabar išjungė ir likusį regioninį tinklą. Duomenų centrų kompleksai pradeda skęsti tamsoje. Žinoma, didesnės įstaigos su didesnėmis kuro atsargomis veiks dar kelias valandas ilgiau, tačiau mažesni bendro naudojimo centrai užsidarys pirmieji. Bankų API pradeda strigti. Autentifikacijos portalai nustoja reaguoti. Ligoninių tvarkaraščių sistemos užstringa. Federalinių rangovų prisijungimai nepavyksta. Finansinės ir sveikatos priežiūros paslaugos taip pat pradeda neveikti. Tuo metu tai jau nebėra tik technologijų sutrikimas. Tai tampa sisteminė nesėkmė. 4 dieną antraštės jau nebe apie dirbtinio intelekto žlugimą, o apie tai, ar bankai atsidarys pirmadienį. Klausimas jau nebėra, ar kažkuri infrastruktūros dalis pasieks ribą. Vienintelis klausimas tada, kuri riba bus pasiekta pirmiau. Tarybų posėdžių salėse, valstijų įstatymų leidybos institucijose ir federalinėse energetikos agentūrose vyksta pokalbis, kuris dar nepasiekia visuomenės. Matematika Virdžinijos elektros tinkle neveikia net ir su jau pastatytomis elektrinėmis. O su tomis, kurios dar laukia eilėje, ji veikia dar prasčiau. Tam tikrų momentu vienintelis likęs svertas bus tas, kurio niekas nenori liesti. Uždaryti elektrinės, apriboti naujus prijungimus, pasakyti hiperskaliuotojui, kad jų naujasis kampusas negaus elektros nei po 5 metų, nei kada nors ateityje. Toks pokalbis artėja. Tinklo operatoriai tai žino, Dominion tai žino ir kai kurie hiperskaliuotojai taip pat tai žino. Klausimas nėra, ar dirbtinio intelekto plėtra susidurs su griežtu stabdžiu, o ar tas stabdis bus valdomas, ar tinklas priims sprendimą už visus. Ir kiek skaitmeninio pasaulio jis nusitemps su savimi, kai tai įvyks. PJM valdymo kambaryje operatoriai jau žino, kokie bus 2027-2031 metai. Dabar jie kasdien vykdo tokių scenarijų simuliacijas, kurie prieš 3 metus būtų buvę laikomi absurdiškais. Jie modeliuoja karščio kupolo įvykius, kurie sutampa su perdavimo linijų gedimais. Prognozuojama, kad Šiaurės Virdžinijos apkrova iki 2029 metų bus maždaug 2 didesnė nei šiandien. Nauja perdavimo infrastruktūra vis dar nebus įrengta. Vidinės prognozės apibrėžia laikotarpį nuo maždaug 2027 iki 2031 metų. Per tą laikotarpį tinklas turės atlaikyti didesnę apkrovą, nei jo fiziniai komponentai kada nors buvo sukurti išlaikyti. Kol nauja infrastruktūra vis dar statoma, operatoriai apibūdina jausmą, tarsi bėgtų maratoną sprinto tempu, o finišo linija dar už kelių metų. Internetas buvo sukurtas taip, kad ne viena atskira gedimo vieta negalėtų jo sustabdyti. Dirbtinio intelekto ekonomika iš naujo sukūrė sistemą būtent aplink tokią nesėkmę. Tai yra koncentruota infrastruktūra. Ji susiejo ją su ribotais ištekliais. Ji padidino paklausą greičiau nei leido fizinės sistemos. Ir ji manė, kad tie apribojimai nesvarbūs. O po visą tuo pažangiausia, kada nors sukurta kompiuterinė sistema veikia naudodama atsarginį kurą. Jos atsparumas matuojamas valandomis, o ne dienomis ar savaitėmis pertekliaus. Valandos. Pradinis internetas vengė vieno gedimo taško. Ši sistema priklauso nuo vieno taško ir ji veikia pagal 72 valandų laikrodį.
Ačiū, kad šiandien prisijungėte prie manęs. Tikiuosi, kad jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje Žemėlapių paketas.